Taigi sveiki, su jumis aš Benylas ir šiandien mes žaisim Bedwarsą per Lifeabout serverį. Tai va, žaisime. Dabar sakau, aš esu ne per įprastinę Java versiją, aš dar šį kartą jau esu per Bedrock versiją. Nes per Java aš nelabai radau kokių gerų serverių, kad galėčiau Bedwarsą, tai jeigu žinot kokių, tai pasiūlykit būtinai komentaruose. Na, dabar manau galim keliauti žaisti Bedwarsą. Jo esmė, kad tu turi savo komandoj ten rinkti geležį arba kitus dalykus, tada turi už plytas arba geležį gali nusipirkti kažką kaip ginklus ir tavo užduotis išgriauti priešų lovą, priešai turi gintis. Nu, tai toks va žaidimas maždaug. Tai aš pasirinkau, kad bus 4 komandos po 4 žmonės. Tai jo. Dar galiu pasakyti, šitas žaidimas labai smagus tuom, kad aš vieną kartą, kai esu jį žaidęs, tai čia mes bandėm apsiginti, pradėjom statyti iš betono tokią didžiulę pilį. Tai va, čia dar šiaip yra, va, kol laukia toks va parkūras. Gerai. Na, mes grįžom, va, čia reikia, pažiūrėjau, plytas rinkti ir gali kažką pirkti. Aš, pavyzdžiui, pirmiausia noriu blokų gauti ir tada eit kariauti. Paliek žmogų. Pastrauk. Nu tai, kad aš dabar. Na, dabar laukiam. Ja, čia kartais reikia labai ilgai laukti. Pavyzdžiui, mano komanda yra oranžinė. O žiūrėk, čia dar plytų yra daug palikta. Gerai, man jau užtenka tam blokai, kurio aš noriu. Ar man reikia geležės? 1-3 liktais reikia, kad nusipirkti antro lygio ginklą, jeigu neklystu, tai va. Laukiam. O, ačiū. Ačiū. Dabar gausim 3 iškart bėgsim pirkti. O kur pas mus pardavės? Ai va, o čia va pardavės, kaimietis. Kaimietį, labas, seniai matėmės. Man reiks akmeninio kardo ir betono. Terakotas tai yra. Terakotas. Einam gal pakariauti šiek tiek. O, žiūrėkit. Aukso yra. Auksas dar brangesnis. O, ai. Ne, aš nukritau. Ne, miriau. Na, aš vėl atsardau. Geltonas eik čia. Geltonas eik čia. Aš išgelbės mus kariaut. O žiūrėk, ten nemažai auksų yra. Aš pasivoksiu. Ne, čia visi vogia. Čia kitokia būda. Ir niekas neteina. Čia kiti žmonės jau ruošia mūsų lovą, apsaugo su blokais. Aš turiu 2. O žiūrėk, kiek daug irono. Gal netgi šarvamų užteks. Tai dabar reikia man pas pardavėją nueiti. Kaimietį. Taip, nusiperkam akmeninį ir... O, ne. Vėl. Ateik pas mus. Įsibrovėlį tu. Galvoji, kad tu įsibrovęs į oranžinį bazę pabėgsi? Aš tave medžiosiu, kol tu neišeisi iš mūsų bazės. Ką mes čia pastatom? Jie, tu pavogiai. Ha, nukėliau. Au. Pastiprinimas, rožinį. Ne, aš nukritau. Nukritau. Dabar aš praradau gerus dalykus. Jo, va, tai jau ir čia reikia šitą Bedwarsą žaisti. Per Minecraftą. Jo. Au. Padėkit. Oranžinė jūs. Pagalbininkai.
karda. Kas ką puola. Pasiemam. Pagaliau galėsim dar šarvus nusipirkti. Dabar mes būsim pabiški stipresni. Na va, dabar mes turim, nežinau kaip vadinas, grandininis šarvus gal? Na va, oranžinė. Kaip ten oranžinė lova mūsų apsaugota. Dabar man reikia auks. Bet to pačiu aš iš čia nenoriu rinkt. Nurinksiu nuo ten, kur nieks nerenka. Na va. Geltoni prieš mėlynus kariaukit, aš čia pastovėsiu. Filmuką jūs pasižiūrėsiu. Aš ginsiu. Šitam padėsiu. O ne. Tu galvoji, čia ateisit. Na, šit. Ne. Ateik čia. Aš gynybą atlieku, aš saugau vis. O tu čia statyk, kaip aš. O kaip mane įleisi? Turim tokių problemų. Eik nuo manęs. Ne, kodėl aš miriau? Nu šiaip jis turėjo geležinį kardą, o aš neturėjau tokio. Einam dabar šarvus pirkti iš naujo. Gerai, kad čia nieks neima. Ironą. Už 7 galima geležinį. Pastovėsim. Aš manau, kad aš nenoriu kariauti. Aš geriau, manau, tiesiog pasiginsiu bazę, nes tada taip lengviausia, nereikia pult. Pagal mane bent jau. Pagal mane svarbiausia savo bazę apsiginti ir tada viskas. Svarbiausia save mokėti apsiginti ir kitus savo komandos narius ir tada čia galima lengvai laimėti, jeigu neatakuoji. Gerai, laukiam. Vieną geležies gabaliuką reikėjo. Na, labą dieną pardavėjau. Man reikia geležinio tavo šito. O taip tai... O, eik tu savo pragriovė. Ačiū už geležį. O kaip man dabar grįžti? Aš manau, čia ginsiu dar. Kažkokie laiptukai. O, geras, laiptukus padarai. Tai jeigu būtų, žinai, geriau. Ai, laiptukus šiaip. Taip nusileis. Dar galėtum padėti takeliais tam tikrais. Kaip man dabar jūs siūlai išeit? Tu gal praėjimą padary? Ačiū. Dėkojame už jūsų supratimą. O, mūsų šitie, kur geležį ir kaip ten, dar kažką pagreitino. Tai dabar greičiau viskas bus. Kiek reikia? Kardas ar šarvai? Na, kardas labiau. Dabar man tik reikia tik tais šarvų. Iš 3 aukso gabaliukų. Ten jau kokie 3 yra. Na, va, lygiai 3 turim. Einam. Ne, aš nukritau su visais daiktais. Ne. Tačiau geriausia tai, kad tu visko neprarandi, o gauni vienu tuo mažesniu. Tai aš turiu tiesiog geležinį dabar kardą. Svarbiausia, kad ne medinį, bet neturiu šarvų. Tik pačios pirmos, kur automatiškai duoda, kad atskirti savo komandos. Nelabai gerai, bet
Ką jau padarysiu? Heiki, tu geltonas. Aš vis atakuot bandai. Duokit man trečią. Aha, daugiau davė. Negu vieną. Greit nubėgam. Labą dieną. Paskolinsiu. Ačiū. Už deimantinį kardą. Dabar svarbiausia yra nenukrist. Svarbiausia yra čia nenukrist. Ne, nu kaip? Kaip aš mirštu? Kodėl man nepavyksta kariauti normaliai? Mes esam vienintinė komanda, kur dar turi lovą. Tai vadinasi, jeigu tai liko iš kiekvienos komandos po labai nedaug žmonių. Ne. Atakojo, pabėgo. Eik, ir negrįžk. Eik. O, žiūrėkit, ką gau. Kur žaidėjai yra? Dabar aš galiu matyti, kur žaidėjai. Ten kažkur. Dabar bus šoną šitą. Jei čia man į tą šoną? Palaukit. Ai. Va tas iš geltono. Jis tikriausiai paskutinis liko iš geltono, o iš mėlyno. O ne. Ai, bet laiptukai yra. Aš tikiu. Kaip taip aš nesugalvoju, kad čia yra tokie laiptukai. Gerai, rėmė. Tiesiog. Atsargiai nenukris. Oi, negerai. Kaip jie šaudo kažkokius ugnies kamuolius, tokius pau. Kur visa mūsų komanda? Taigi turėtų automatiškai atsispavnint. Kur tam? Jinai Žinot, reikia tiesiog jas užkariauti visas. Užkara. Au. Kur čia man rodo? Lop. Kariauju. Ojei! Ką išgriovė mano? Ne, nu kaip aš mirštu. Na va, pralaimėjom. Su jumis buvo aš Benidas. Ką? Kad tu... Ar šis čyteris? Na gerai, su jumis buvo aš Benidas. Jeigu patiko, bet laikinkit ir subscribinkit. Viso gero.